savaitgalį pradedame čia Elektrėnuose nuo trečiojo etapo Lietuvos vandens motociklų Aquacross čempionate. Ir be jokios abejonės jau čia ir dabar jūsų laukia viskas, ką svarbu ir būtina žinoti. Taigi tikiuosi, kad kažkas tai neveikia nieko, pradės ir trečiasis vandens motociklų etapas prasideda dabar. Grįžęs mūsų balsas Tomas Jarusevičius daugiau papasakos ir įves šiandien dienos varžybas. Tai linkiu gero žiūrėjimo ir gerų įspūdžių. Pabarimų motyvuojančio žodžio. Jau išsisėmęs įkvepiančių sakyti. Labas rytas, laba diena visiems. Welcome the guest. Pirmiausia, tai noriu aš pasveikinti visus dalyvius, kurie sudalyvavo prieš gerą savaitėlę. Mes sudalyvavom Vengrijoje ir tikrai parodėm kovingumą, kai kam sekėsi geriau, kai kam baudų gavo. Tai vienintelis Domas užkopė, pavyko užkopti ant 3 vietos Europoje, tai tikrai aplodismentai tau, Domai, ačiū. Ačiū visiems mūsų šauniesiems, kurie važiavo, kurie sudalyvavo, tikrai labai stipriai stengiasi ir gražu buvo girdėti, kai komentatorių sako, 2 lietuviai, 2 estai ir praktiškai tose klasėse, kur mes dalyvaujam, ten ir pirmaujam, tai labai šaunu, kad mes rodom tą tempą. Šiandieną biškį apie trasą, praeisim šios gražuolius, gražiai atrodančius ant Elektrėnų marių kranto. Trasa jau kelis metus iš eilės išlieka ta pati, arba labai panaši, jinai keičiasi jos nebent plaukimo pusė, ar tai palei laikrodžio rodyklę, ar prieš laikrodžio rodyklę. Esminiai skirtumai, kurių nedažnai pasitaiko, jeigu praeitas varžybas turėjom džokerį, kurį reikia bent vieną kartą iki prieš paskutinio rato nuo antro rato iki prieš paskutinio rato galima paimti džokerį papildomai, tam, kad būtų pralaimimas pranašumas, bet jį reikia susikurti. Šitoje trasoje turėsime 2 splitus. Tai vadinasi 2 galimybės realias, kada galima per splitus padaryti lenkimus. Splitai yra trasų išsiskirimas, kurios yra žymimos skirtingo spalvų bujais, mėlynu arba žaliu. Maršalai kaip tik dabar bando trasą, matuoja laikus, kad kiekviena trasa būtų vienoda ir tik tai jau profesionalumas sportininko lemtų pergalę arba, sakykime, aukštą poziciją. Kol kas turim labai neblogą orą. Visada daug metų jau iš eilės Elektrėnai vyksta Liepos pabaigoje arba vidury. Tai tikrai ištaikom į labai neblogus orus. Ne taip kaip Birštone, kada lietingas sezonas mus aplanko praktiškai kasmet. O čia turim arba labai gerą, arba labai blogą turėsim, tai nežinau, žiūrėsim pagal prognozes, kaip ir jos nusimato geros. Ir ką beliks palinkėti visiems sportininkams sėkmės, saugumo svarbiausia, nes čia yra pats svarbiausias dalykas, tai saugumas, saugiai nugalėti, saugiai laimėti. Ir kiekvienam iš jų palinkėsim stiprybės ir sėkmės. Tai šiandien tikiuosi daugiau parodyti lenktynių vaizdų, apie backgroundą mūsų jau susipažinom praeitoje Birštono laidoje etape, tai šį kartą šiek tiek pabandysim nustebinti jūs ir vaizdais iš Elektrėnų marių trasos. Tai sėkmės ir gero žiūrėjimo.
tai saugosi šiandien, ar ne? Visus. Be avarijų. Svarbiausia saugiai. Jo. Jum taip pat nepervarkit. Ant saulės pasitepėt kremais? Niekada. Prie starto linijos, prie jos prisijungs ir kitos 5 varžovės. Duoklė rėmėjom. Kreptatiniai moterų, varau. Aivarai, Ką? varau leiti. Varyk. Tau ten vieta. Jeigu nori, aš tau galiu duot savo būdį, kažką užsirišiu, bus kaip mano. Starto numeris 3, viešnia iš Estijos, Kimili Liot. Jūsų ovacijos viešniai, lai pajunta mūsų lietuvišką svetingumą. Taip pat šiandieną čia drauge su mumis starto numeris 5 ir šių metų čempionato lyderė Astra Gurkšnytė. Padarykime šiek tiek plojimų numeriui 7, Gracijai Tomaševska. Singa Agneta Siusienė. Please come to the marshal. We would like to ask you to choose your starting positions. Tiesas. Tiesta. Lygina trasas. Trasas, nu kad lygas būtų. Okay. Palaikysi Gintarį. Sūnus plaukė, jums pergyvent ant krantą reikia. Truputėlį taip. Truputėlį taip. Įsijungi kameras? Įsijungi kameras? Gerai. Gerai, gerai, Domai, aš čia stoviu, kur buvo. Biškai į priekį, Gintarai į priekį. Va šitą laikysi. Dabar įsiknės. Išsikasdavo. Kaip pasakys, tada šitaip, žinai, kaip biškai. Prie pilvo ar prie krūtinės, kaip patogiau. Va biškai į priekį. Laiko. Eik tu. Так, он держит будет? Он? А он с тобой тоже договорился? Подожди, ты кого держишь? Его. А, да, я тоже его. Нет, ты же Веслевского держишь. Так держатель не надо. Походу думал, что я не приду, договорился еще с кем-то. Или, может быть, кто-то попутал. Как его фамилия? Хороший вопрос. Нет, ну
блядь, короче, он мне говорит, я буду Вишню держать. Я думал, Вишневского будет держать. Вот, дороговато за ски, блядь, мотоцикл. Да, блядь, ски 2000 евро. Как-то, блядь, Как бы, если за спарк и за ски брать 2000, это... Как это можно... You're gonna hear everything we've talked about. It's necessary here that Phoenix sound, yeah. Ir taigi sustartavo patys galingiausi vandens žirgai GP1. Ir čia kur be limitų varikliai. Tiek gražu klausyt, dar gražiau pasižiūrėt. Pirmas, čia kaip visada be konkurencijos, kaimynas iš Lenkijos Andžiai Višnevskis. Antras, taipogi jo kolega iš Lenkijos, lietuviai, kurie pasidarė vandens motociklus, kurie atitiktų GP2 kategorijai, čia dar dalyvauja ir dar pakankamai gerai įkrečia žmonėm. Čia vat buvo apsisukimas, nelabai gal pasimatys, Domantas užsisuko šiek tiek. Važiuoja žmonės negalėdami jėgų. Čia irgi vyksta pagalba. Mūsų mechanikas iš Moto Marinės, Jurgis. O! Vyksta gelbėjimo operacija, nes Karolis sustartavo su GP1, bet dėja grįžo į krantą. Viskas jam varžybos baigtos. Jurgi, gal galit pakomentuoti, kas įvyko? Nežinom dar, žiūrėsim. Kažkas negerai buvo prieš tai. Galvojom, kad gedimą pašalinom, bet dėja ne. Čia pačiam motociklui? Kažkas su motociklu. O tai Karolis jisai iš karto po GP4 sėdo ant GP1. Taip, iš karto dar šiek tiek davė jam pailsėti, atsikvėpti, bet iš karto bandė. Bet čia ne Karolio problema buvo, o motociklo. Motociklo, žodžiu, ne tik tai sportininkai, bet ir technika kartais nelaiko jau krūvio. Nes vis tiek motociklas jau ne pirmą kartą plaukia, taip? Ir ne pirmus metus. Pajėgos mūsų gretos tik tai didėja, atžalos auga, naujieji sportininkės ir sportininkai, labai gerai. Apsitarimai visur vyksta, strategijų priėmimai. Tai laba diena visiems, antroji diena įsibėgėja, jau yra įsibėgėjusi Elektrėnų Pamaryje. Trečiasis Lietuvos vandens motociklų etapas jau įgauna finišo tiesiąją, liks paskutiniai plaukimai. Iki baltos vėliavos palaikyti ten. Bet įdomiau, jeigu kutrai. Kaip bent. Kutrai pit stop. Veteranai tarėsi, kiek jie plauks ir kaip jie plauks, nes mes turime tokią privilegiją nuspręsti patys, kaip mes norim plaukti. Nes su mumis plaukia. Nes mes veteranai, o ne su mumis plaukia. Su mumis plaukia garbdyvo amžiaus žmonės. Lankė kažką. Tai jau ta pensija netoli, tai ką darysi, niekam dabar lengva. O tai priėmėt kažkokią strategiją, ar ne? Tai strategija mūsų aiški. Negalit sakyti, ne. Neišlipti į vandenį ir bandyti finišuoti. Labai, paprasta strategija. 99% maždaug visi laiko. Sėkmės tai.
Jeigu finišavai, jau yra sėkmė. Strategija 1% sėkmė 99. Po Elektrėnų ko gero susijauks visą turnyrinę lentelę, nes kai kurie susitiko ir su techniniam kliūtim, kai kam šiaip geriau plaukėsi. Čia tom ir įdomus tas Lietuvos vandens motociklų čempionatas, dėl to, kad niekada negali žinot ir aiškaus lyderio nuo pat pradžių susitvirtinti negali niekada. Taip, Runabout GP4 leidis, 3 lyderės, Kimi Lilev, Astra Gurkšnytė ir Gracija Tomaševska. Tai merginom startas Astrai nelabai pasisekė, bet atsigynė vietą šiandien po antrame plaukime šios dienos. Pirmas plaukimas šios dienos, bet antras apskritai. Ski GP4 vietos nelabai skiriasi, viskas tvarkoje. Juniorsai išlieka irgi tos pačios pozicijos. Runabout GP4 juniors Emilija Juodytė. Vakar užėmusi pirmą vietą, šiandien buvo antra. Kajus Jačiauskas iš antros šoktelė į trečią žemiau. Markas Markevičius vakar plaukė iš penktos, nes buvo iškritęs, sugebėjo atplaukti pirmas. Tai jau pirmoji pergalė. Ir matom pas jaunimą, taškų skirtumas nėra labai didelis, 41 pas Marką, pas Kajų 42, lyderė išlieka Emilija Juodytė. Runabout GP 4 veteranai, Rolanas Kutra pirmas, abudu plaukimus, Andžej Tomaševski trečias ir atplaukė antras vakar, Tomas Gurkšnys antras ir ketvirtas, Deivis Zizas penktas ir trečias, šiandien jo dėja nebus, Valerija Trujevci ketvirtas, penktas, visi plaukė su Sparkais. Runabout GP1 veteranai, Darius Grebliauskas pirmas, antras, Daurius atsiprašau, tai jisai pirmoje vietoje kol kas rikiuojasi, Mindaugas Jačiauskas antras, Valerija Trujevci trečias, Redas Bankauskas ketvirtas, Jonas Dabrila ir po to rikiuojasi Nerijus Juodas. Nerijus atplaukė pirmas šiandien, vakar dėja nesugebėjo pabaigti irgi dėl techninių kliūčių savo važiavimo. Ski GP1, Dalis Potrivailo, Liujus Bernza, Karlis Berzins, Latvijai išsidėstė labai panašiai, plaukimai tokie patys, niekas labai per daug nesiskiria. Čia jau situacija, kur jau daugiausia dalyvių yra GP4 kategorijoje. Tai Grantas Gurkšnys abudu plaukimus tapo pirmas, lieka dar po trečią plaukimą, šiandien jie visi suplauks. Karolis Puzilevičius antras, abudu plaukimus buvo, Erikas Butkus trečias ir žodžiu labai kažkuo ypatingai tą turnyrinę lentelę nesikeičia. Prieš tai buvau nuėjęs ten prie palapinės, tai ten Hebra kažkokios, žinok, jau ten taktikas prieš tave. Bando kažkokius vaistus išradinėti. Tegu bando, ar ne? Tai va, pakalbinau iš tiesų komandas, kurios yra naujos pas mus, Mackonių vilos, naujai sukūrusi. Jūs esate jau ilgamečiai partneriai, rėmėjai, Eurodita ir varžybų dalyviai. Kaip tas kelias, klausyk? Tiek metų ir sūnus, ir tu plaukėt. Nepameluosiu, plaukėme gal 4. ar 5. sezonas. Abu 4. ir 5. Pradėjom kartu. O kiek pamenu, pirmas žingsnius maždaug pats pramynė, ar ne? Jo, gal vieno sezono pabaigoje išbėgta aikštelė buvo pasimatuota, jau kitą sezoną visą tapam kartu susimatuoti. O nuo ko viskas prasidėjo? Kas tave atviliojo į čempionatą? Visada adrenalinas, kraujas, motokrosas iki tol buvęs, vanduo pasirodė irgi viena iš disciplinų, kurioje galima švariau, saugiau. Saugiau, taip žinoma. Lieku čia. Plėstis kažkur tai į klases yra žadama, taip pat dalyvaujat ir Europoje. Kaip tenai sekasi? Šiais metais ne. Šiais metais tik vietinis. Kitais metais tikriausiai taip, šiais metais Dovydas pratinasi naują techniką, ugdomės
Kitais metais, manau, tai. Jau matau ir GP2, ir GP1 jau važiuoja, taip. O savo, kaip pasakyti, kelią veteranuose žadė ir toliau tęsti su GP4, taip? Norėčiau tai. O gal į GP1 veteranus? Ne. Biški save pasaugot? Užteks, supratau. Tai ačiū labai, linkiu to čia greitai. Kelia jau bangas, čia viena iš strategijų. Tai labai linkiu tau saugaus ir gero starto. Laikykis. Iki. Po splito atlėks pirmasis. Panašu, jog Tomas. Taip, Tomas išnerė po to trasos išsiskyrimo, po tos mėlynosios ir žaliosios skirtingų distancijų dalių. Pirmasis ir čia penktasis starto numeris Tomas Gurkšnys neria pro finišo vartus. Andrij Tomaševskis apsilenkia Rolaną Kutrą ir įsitaiso per viduriuką antroje vietoje. Rolanas kol kas seka varžovams įkandin, būdamas trečias. Vis dėlto atrodo, kad kažkokia ten ta jų strategija pasiteisino. Tai. Nu, vyrai kovoja, kad ir trysia plaukia, bet esminis dalykas yra ne kelintas atvažiuoji, o saugiai ir tvarkingai pabaigti savo plaukimą dėl to, kad bangos didelės. Vandens motociklus ir tampa papildomų veiksnių. Taip, būtent. Antrinu Tomui dėl to, kad labai sunku. Ir čia atplaukti yra, manau, svarbiausias dalykas ir svarbiausia užduotis. Tai to ir linkiu. Sportininkam galima pasigrožėti, kaip gražiai apklijuotas GP1 motociklas. Radas Bankauskas su juo plaukia. Nu, čia, ko gero, nežinau, kiekvieno paauglio, jauno žmogaus svajonė. Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas. Išskirtinis dizainas ir vandens motociklas. Taipogi turbo protingas ir labai greitas. Nu ir ką, dar turim čia nais. Tomas savo vietos neužleidžia, atitrunka ir Tomaševskis atitrunka nuo Rolando Kutros, kurį ką tik kalbinom. Nu, tikiuosi nepakenkėm jam prieš varžybą susikaupti, labai tikiuosi. Ruošiasi ir kiti, Danis Poltrivailo, čempionas Ski GP klasiai. Vat ir jo motociklas 81 numeris, svečias iš Latvijos. Latvija yra labai pajėgus stovimuose motocikluose, čia Lietuvoje, Europoje nelabai yra lygių. Aišku, Grantas Gurkšnys braukia visas šitas kalbas ir įkandin kabinasi tikrai iš paskos ir neapleidžia savo turimų pozicijų, tikrai jam labai puikiai sekasi. O čia vat komanda Motomarinė pastebima iš toli, labai gražiai pasipuošusi. Merginos vat ant kranto palaiko savo komandos narį. Už Andžeiką tikriausiai, ar ne? Už Andžeiką, net klausti nereikia. Už ką? Už rožinį motociklą, kur jo plaukia ir jo dukra Gracija Tomaševska. Nu ir kol kas niekas nesikeičia. Čia matome, kad trasoje trejetas išlieka visiškai toks pats. Visi kaip gražiai pasidaminę. Va. Šeiminėlė susibūrimas va čia va vyksta. Na čia taip atrodo, va taip tikra komanda, žinai. Gražiai apsirengus, tvarkingai ir palaiko savo sportininkus nuo kranto vandenyje. Va taip, toks. Andžiai! Toks būtent palaikymas lydi visų varžybų metumus, tai čia tas, manau, yra labai svarbu. Nors jie mūsų negirdi, bet tikrai jaučia tą mūsų palaikymą, tai yra, be galo didelis stimulas važiuoti į priekį. Taip, ir neužsileidžia ir net manau, kad dar Tomui visko gali būti, kad gali Tomui įkabinti jau čia. Antras plaukia ir per bujų tik atsilieka, tai yra šansų Andžeikai. Nes Rolandas Kutra, irgi išsilaiko per bujų, tai tas jų skirtumas toks jau labai. Žiūrėsim, ar čia pavyks kažkam tai padaryti kažkokį tai lenkimą, nes bangos yra kosminės, tai tų maksimalių greičių čia nepabus. Ir jaunimas ruošiasi.
Praeitas varžybas Virginija. Praeitas varžybas kalbinau tėčius, kaip tėčiai jaučiasi ant kranto, stebėdami savo atžalas vandenyje. O vat norėjau visą laiką paklausti, kaip mamos jaučiasi, koks tas jausmas aplanko, kokios tos emocijos, kaip jūs ar labai čia nervuojatės, suprantu, kad palaikot, bet, ar nepersistengėt, ar viskas gerai, kaip ten su mamom po to, nes vis tiek mamos draugės, o ant kranto vaikai, kurie plaukioja ir jau čia, žinot, ar konkurencijos ant kranto kartais nepasimato. Na, iš tikrųjų, mamų širdis, tai kaip sakant, į vidų neįlysit, bet tikrai ten viskas verda ir labai iš šono baisu. Bet praeina startas ir tada pakyla džiaugsmo banga ir labai džiaugiamės, kai viskas praeina gerai. O šiaip labai baisu, sudėtinga atlaikyti, atrodo viskas sustoja tuo metu. Aš įsivaizduoju, kad tas pergyvenimas yra vis dėlto tavo vaikas, tavo žala, sportas tikrai ekstremalus, pavojingas ir visko gali nutikti, bet tas grįžimas į krantą, ko gero viskas atslūgsta, kada grįžta ir kada viskas. Taip, ir tada aplieja džiaugsmo akimirkos ir pasirodo kartais net džiaugsmo ašaros. Tai va, labai smagu. O su tom draugiam, sakykit, kaip? Na, kadangi, kaip pasakyti, vis tiek visi draugai esat, tai stengiamės nekonkuruoti, o tiesiog džiaugtis akimirkomis. Džiaugtis bendromis pergalėmis, nes komanda, šeima ir tie vaikai, kiekvieną reikia palaikyti. Taip, tikrai taip. Tai kuo daugiau visiems pergalių. To ir linkiu. Ačiū labai tau. Jau mato, kad ateina šitas su kamera. Šiandien kažkaip įdomu buvo, norėjau pakalbinti mūsų į gretas papildžiusius naujokus, naujas komandas ir tikrai matau, kad esat labai fainai pasiruošę ir komandiškai tokią dvasią palaikot, kad gražu žiūrėt. Tai, kaip suprantu, visi čia tave palaiko ir papasakok, kas čia tave atvažiuoja kiekvienas varžybas palaikyti ir... Visi draugai mane palaiko labai, džiaugiasi, kad važiuoju ir paprasčiausiai galvojam, kad dar ir kitais metais ir galbūt išvažiuosim ir toliau į Europą galbūt. Kas tave atgynė čia? Čia iš jūsų komandos vienas veteranas jūsų mane atgyjo, Mindaugas. Klausyk, ar nesigaili? Ne, nesigailiu. Kokie įspūdžiai, kokios emocijos tave aplanko? Tiesiog pirmą kartą ant vandens motociklo, ar jau esi dažniau turėjęs, plaukėjęs ir... Ne, esu plaukėjęs viską, tik tai, kad paprasčiausiai sporte niekados nedalyvavęs. Tai va, šie metai, kadangi noriu konkuruoti su kitais, turėjau naują motociklą nusipirkti. Praeitais metais buvo taip, kad su senuku negalėjau nieko padaryti. Ir puikiai matom, kad tau puikiai sekasi, šaunuoliai. Labai gera pradžia. Šiemet naujokų klasės kaip ir nėra, bet matom, kad... Dėl manęs panaikino. Nes pamatė, koks naujokas atėjo, tai labai smagu. O jūsų komanda turi pavadinimą ar tiesiog žymisi 8? Pasižymėsim kitais metais. Supratau. Tai dar gal plėsit savo planas yra plėsti komandas? Užplėsim, padidinsim daugiau gretų, bus pas mus. Matau ir jaunimo, ir mergaičių yra. Taip, kitais metais galbūt, kaip šie metai užsibaigs, pagalvosim, padarysim savo komandą. Tai labai linkiu jums plėstis, augti ir tobulėti. Ačiū labai. Iki. Be abejo, tai kalba apie amžių, jog šie vyrai tikrai patyrę ir pasus atsivertę jau mato, jog nebėra 18-mečiai, bet taip jau yra. O vandens motociklų sportas tikrai niekam nėra per vėlus. Čia ir seniorai, ir mohikanai, ir patyrę vilkai visur gali atrasti vietą ir pasivaržyti kaip lygus su lygiais, su savęs vertais varžovais. Galbūt man, Tomai, pavyks tave kaip nors pakalbinti, bet jau žinau, kad ilgametis esi mūsų, nežinau, balsas, bet tavęs nei vienas varžybos neįsivaizduojamas. Sunku buvo ir įsivaizduoti, kaip buvo, bet jau daug metų matai šitą savo patirtį ir tuos mus ant to vandens gainioji akimis su savo komentarais. Akimis ir liežuviu. Liežuviu, taip, tikrai. Ir dabar pasipasako, kaip tavo kelias čia prasidėjo, kas tave atgynė į vandens motociklų sportą. Žinau, kad ir sūnus čia irgi pramynęs kelius bandė.
nu tai labai įdomu būtų išgirsti iš tavęs. Tėtis dar yra toks galingas sponsorius, kad sūnus galėtų tęsti karjerą, bet yra bandęs, yra mėginęs ir man atrodo, ta aistra niekur nedings ir jisai čia dar sugrįš. O aš iš tikrųjų su vandens motociklų sportu esu jau turbūt bemaž 10 metį. Kažkada vykstant Kauno miesto gimtadienio šventėje mane pakvietė pakomentuoti vienas varžybas Nemuno krantinėje, vadinamojoje Daugirdo amfiteatro erdvėje. Ir mes taip gerai susibičiuliavom, sako, tu visai gerai mali liežuviu, sakau, man tas visai patinka, man patinka ir tai, ką jūs darot vandenį, tai taip ir susibičiuliavom ir iš tikrųjų esu praleidęs lenktynių per tuos 10 metų, turbūt galėčiau ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti ir dar turbūt visų 5 pirštų neprireiktų. Tai draugaujam, bičiuliaujamės, dabar jau taip tapo, kad ir visa šeima įtraukta, čia ir mano gyvenimo ir širdies antroji pusė teisėjauja, tai žodžiu tikrai turim gerą laiką. Manau, kad dalyviai turi irgi ypatingai gerą laiką, tai mes stengiamės, kad ir jiems tas laikas būtų neprailgtų ir būtų kiek įmanoma smagesnis ir tuo pačiu mums nuo kranto visą tai stebėti yra be galo gera. Matyt, kaip tobulėjat, kaip augat, kaip keičiasi technika, kaip didėja meistriškumas, tap visa patirtis. Galų gale labai smagu matyti ir komandas krante išsirikiavusias, kaip vieni kitus palaiko. Tokia didelė, sakyčiau, bendrystė, bendruomenė, didelė graži šeima. Natūralu, yra sportinių interesų ir kur yra sportas, ten yra varžymasis, ten yra konkurencija ir negali būti visi, kaip broliai seserys, yra, kur reikia pasikapoti, ypatingai būnant trasoje, bet kokiu atveju išlipus į krantą, man atrodo, viskas vyksta pakankamai džentelmeniškai ir, taip sakyčiau, inteligentiškai. Niekas niekam nekimba į atlapus, visi džiaugiasi vieni kitų laimėjimais, turi vieni iš kitų ko pasimokyti, ko pasisemti ir, į ką pasilygiuoti. Tai čia ir yra turbūt svarbiausia. Ir galiausiai po to visą tai atsispindi ir Europoje, pasaulyje, turim čempionus, tai Lietuvos trispalvė kyla aukštai, tai tas yra labai gerai. Šviečiam ne tik savam krašte, kaip pasakyti, rajone, esam žinomi. Va čia ir yra smagiausia. Kartais mes labai kai kuriuose sporto šakose užsižiūrime į savo kiemą ir mes jaučiamės tokie kieti ir patys savo faini. Tai vandens motocikluose taip, mes savo kieme esam pakankamai kieti ir faini, nors kita vertus atvažiavę Lenkai, Estai ir Latvijai kartais parodo, jog nesame vienvaldžiai, bet kai išvažiuojam į tarptautinę areną, mes ten irgi pasakom, kad nesam iš kelmo spirti ir turim pakankamai tiek sauso parako ir tiek dar nebyradžia pas mus tas smėlis. Tai viskas, man atrodo, eina labai teisinga linkme. Ir daug ką įrodo, kad net pasaulinio lygio žvaigždės, kaimyninės Lenkijos atstovai atvyksta net pas mus daryti, Lenkai atvažiuoja pas mus ir maža to, jau kelintus metus iš eilės Lenkai kviečiasi mūsų komandą, organizacinį visą komitetą dirbti pas juos ir organizuoti vieną pirmųjų metų etapų. Tai turbūt tai ir įrodo, kad kartelė užkelta pakankamai aukštai ir toje srityje tiek organizacinė prasme, tiek ir dalyvių, varžovų meistriškumo prasme, tai tikrai yra kur tobulėti ir labai gerai. Niekada nėra tobula ir niekada nereikia galvoti, kad esam jaučiamės wow, bet einam teisingą linkmę ir manau visada pasidarė teisingas išvadas, žinom, kur reikia dar šiek tiek pasistengti. Esam, kaip sakant, žinomi tam rajone, bet tas rajonas pas mumis yra atviras, ar ne? Tai manau, kad ir būtų verta kažkaip paminėti ir pasakyti tiem žmonėm, kurie visą laiką šviečiu ir stengiuosi, kad žmonės ateitų, pamatytų, kad jie čia galų gale galėtų save kažkaip tai išreikšti, parodyti, atvykit į tas varžybas. Oi, čia tai absoliučiai taip. Vandens motociklų gretos, man atrodo, negalim gal sakyti geometrinė progresija, bet labai sparčiai gausėja. Ir vandens motociklininkų entuziastų gretos plečiasi Lietuvoje, ta laivyba įgauna vis didesnį pagreitį ir matom, kad tikrai esam ežerų, upių šalis, tai bičiuliai labai maloniai kviečiam, nepasididžiuokit, nepabijokit ir nepasikuklinkit galiausiai, atvažiuokit, čia būsit sutikti pakankamai šiltai ir svetingai ir kas žino, gal vienas antras bandymas užsikabinsit ir užsikrėsite tą nepagydomą bacilą ir tapsite nuolatiniais, ten prie starto bestovinčiais, besirikiuojančiais ir finišo link lekiančiais ir kažkokių naujų pasiekimų ir pergalių siekiančiais. O net ir neturint vandens motociklo, irgi verta, net turim ne vieną pavyzdį, kur žmonės tiesiog pamatė, susidomėję, galiausiai įsigyja, sėda, išbando ir taip. Ir visa kita. Tai manau, čia yra svarbiausia, kad ta bendruomenė mūsų yra šilta ir gali dalintis tuo, ką turi. Tai manau, čia svarbiausia. Ačiū tau, Tomai, už tokį gražų išreikštą mūsų bendruomenės vaizdą, linkiu tau niekada mūsų nepalikti ir tikiuosi, kad girdėsim tave ilgai ir ilgai. Ačiū tau labai. Aš labai pasistengsiu, kad tas liežuvis ir toliau maltų kantriai, ištvermingai ir sėkmingai. Dėkui tau.
tinkamos lokacijos, be vietos, be erdvės, be krašto, į kurį kaskart gera sugrįžti. Todėl aš čia ir dabar noriu paprašyti jūsų visų garsiai, audringai, skambiai paploti svetingajam Elektrėnų kraštui! Brangus Elektrėnai, mūsų elektriškiausias Lietuvos mieste. Čia išties kaskart gera sugrįžti ir apturėti tą džiugų šventišką laiką visiems susibūrus drauge, bendrystėje, toje tikroje vandens motociklininkų šeimoje. Ir mums iš tiesų šiandieną didelis džiaugsmas ir garbė žinoti, jog šioje apdovanojimų ceremonijoje visą mūsų savaitgalį drauge vainikuos ir tą triumfo akimirką kartu su mumis pasidžiaugs žmogus, kuris jau penktadienio popietę, žinau, kad buvo atkeliavęs čia sutikti organizatorius, sutikti pirmuosius dalyvius, besiruošiančius renginiui. Be jokios abejonės aš kalbu apie Elektrėnų merą Gediminą Ratkevičių. Kviečiu sutikti plojimais. Gerbiamas merė, jūsų įkvepiantis, visą apibendrinantis ir apimantis žodis. Labadiena, gerbiami vandens motociklų sporto gerbėjai. Man labai malonu sveikinti iš čia, Elektrėnuose, Lietuvos energijos ir geros nuotaikos sostinėje, tad aš neabejoju, kad energijos ir geros nuotaikos niekam nepritrūko. Džiaugiuosi, kad sportuojate mūsų mieste. Ačiū, kad padarėte šventę ne tik savo, bet ir miestui. Esate visada laukiami pas mus. Lauksime jūsų sugrįžtant. Didžiausi sveikinimai tiem, kuriems pasisekė ir taip pat sveikinimai tiems, kuriems pasiseks kitą kartą. Sėkmės jums visiems, jūsų visai bendruomeniai. Ačiū gerbiamas merė. Žinau, išgirsti dar vieną apibendrinantį žodį iš žmogaus, kuris buvo visur. Jis buvo trasoje, jis buvo pakrantėje, jis buvo palapinėse, jis buvo mieste. Visur kur, kad tik viskas eitųsi sklandžiai, kad tik ta šventė būtų tokia, kokią ją apturėjome. Be jokios abejonės aš kalbu apie mūsų Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentą Tomą Gurkšnį. Tomai, metas pasakyti viską, kas vainikuos mūsų šio savaitgalio lenktynes Elektrėnuose. Vainikos mes galime jame tikrai surengti gražias varžybas ir tiek miestiesiam, tiek miestui, manau, duoti kažkokios pridėtinės vertės. Tikrai ačiū merui ir atskiras turbūt ačiū tai visai komandai ir labiausiai tai, Mindaugai, tu turbūt norėjai pasakyti, ne? Jūs kartu bendravot. Ačiū tiems, kurie padėjo ir ši nuostabi moteris mums turbūt visą savaitgalį talkino labai stipriai iš savivaldybės. Tai ačiū labai seniūniai, kurie tikrai prisidėjo prie šio renginio. Ačiū labai. Aš norėčiau padėkoti dar atskirą ačiū tai visai mūsų komandai, kurie turėjo iššūkių ir mes turėjo, kaip vakar matėt, vakar Deivis buvo vandens teisėjas, bet turėjo išskristi. Darysime geras varžybos ir tik geresnės. Tai ačiū visam mūsų kolektyvui. Ir daug turbūt netempiant, tada už 3 savaičių rugpjūčio mėnesį visus aš kviečiu į mūsų Baltijos šalių čempionatą, kuris vyks Pernu, kurį mes patys ir organizuojame, ir 22 dieną po savaitės į finalą Baltijos į Kupiškį. Tai visi laukiami tenais tose varžybose ir visiems sėkmės. Thanks for the guests who are coming to Lithuania. Thanks for those who are winning and showing us that we need to improve our power and to fight for the first places. Thanks and see you in Pernu in the Baltic Cup second stage and on the final in the Kupiškis. And now it's the time for awards. Dabar tikrai turbūt laikas visiems apdovanojimams. Mes pasiruošę! Važiuojam! Ir važiuojame nuo tų, kuriuos iš ties buvo gera matyti čia, šioje trasoje, Elektrėnų marių akvatorijoje. Ski GP4 Juniors klasė. Ski GP4 Juniors. Here we have 2 guests from Latvia, 2 young talents. The second place winner is, let's applause, Marks Berzins! Ir Ski GP4 Juniors klasės pagrindinis aukso trofėjus. Pirmoji vieta, the first place winner, Luiza Berzina!
pradėjome nuo jaunimo, taip ir tęskime. Runabout GP4 Juniors kategorija. 13-15 metų. Jaunieji vandens motociklų talentai GP4 klasėje. Toji kategorija, kurioje mūsų šalies vardas skambėjo garsiai ir tarptautinėje arenoje. Taigi trečioji vieta. Pasitikite plojimais. Joris Mackonis. Trečias, penktas, antras ir galutinėje rikiuotėje. Trečiasis nugalėtojų pakilos laiptelis. Na ir mūsų renginio partneriai, rėmėjai kompanija Motomarinė ir jos vėliavnešys Mindaugas Karbalius įteikia specialiasias dovanas ilgiems ir gražiems prisiminimams. Suteikime ir pasveikinkime antrosios vietos laimėtoją tarp GP4 juniorų Kajus Jačiauskas. 4 juniors Emilija Juodytė. Na čia yra tai, apie ką aš visas 2 dienas kalbėjau. Emilija atvyko, sudalyvavo, tempą padiktavo, toną uždavė ir viskas įvyko taip, jog ji yra ant mūsų nugalėtojų pakilos viršūnės. Sveikinimai, sveikinimai Emilijai, Kajui, Joriui. Šaunus pasirodymas, puikus rezultatai vainikuoja visą tai, ką jūs demonstravote GP3 klasė. Ir čia turėjome 4 džentelmenus besivaržysius, kovojusius su technika, su bangomis, su klimatu, su sąlygomis, su viskuo, kas tik pasitaikė jų kelyje. Bet galiausiai jie išsiaiškino, kasgi verčiausi būti ant nugalėtojų pakilos. Trečioji vieta – Gintaras Jarmalavičius. Gintarai, nugalėtojų pakila laukia jūsų. Kur mūsų laureatas? Jau kažkur krapšto vandens motociklą. Rolanai, paatstovausit? Na, ko nepadarysi dėl komandos draugų? Jetski LT komanda tikra šeima. Teks atstovauti, teks atlikti tą misiją. Antroji vieta, Runabout GP3 klasėje, su džiaugsmu ir sveikinimais, plojimais sutinkame Marius Patockas. O, sėdų kepurėlės, iškart ženklas, kokia technika turi būti jūsų garažuose ir jūsų varžybose. Ir pirmoji vieta, Runabout GP3 kategorijoje, Aivaras Diliūnas. Pirmas visose 3 lenktynėse šį savaitgalį ir galutinėje rikiuotėje garbinga pirmoji vieta, aukso laurai ir nugalėtojo titulas Sidų Cup Elektrėnų lenktynėse. Sveikinimai džentelmenams. Puikus pasirodymas, graži kova, tikrai žavingai atrodėte, gera buvo jūs matyti, stebėti, sirgti ir palaikyti ir nieko nelaukdami keliamės toliau. Ski GP4, stovimi vandens motociklai, kur mes lietuvaičiai visuomet sulaukime aršios konkurencijos iš broliukų kaimynų Latvių, taigi pats metas sutikti ir pasveikinti. The third place winner in Ski GP4, Luizė Beržina. Dar tas bumbulas čia. Ir čia metas sutikti antrosios vietos laimėtojas. Ski GP4 klasėje. Šią poziciją iškovoja ir ant nugalėtojų pakilos kopę Grantas Gurkšnys. Graži kepurė. Ir nieko nelaukdami, tarp šių 2 žavingų prizininkų sutikime ir pasveikinkime. Let's meet the winner in Ski GP4. It's our friend from Latvia, Daniels Potrivailo. Trečioji vieta, pasitikite, Andrei Tomaševski.
Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius įteikia taures, gal net pusę lūpų pasako, pagalvokite apie gyvenamąją vietą Elektrėnuose, vandens telkinys čia pat mieste, pačiame centre, kodėlgi ne, vandens motociklininkams neapsistojus čia, Dipolio pačiame centre. Antroji vieta, Runabout GP4 veteranų kategorijoje, pasitikite dar garsesnėmis ovacijomis, Tomas Gurkšnys. Fantastika! Tomas Gurkšnys su džiaugsmu priima marškinėlius su prekės ženklų Sidų ir žino, jog teks keisti religiją nuo Yamahos prie Sidų, tai jau nebeišvengiama. Ir pats metas čia pasveikinti Runabout GP4 veteranų klasės nugalėtoją Rolanas Putra! Čia atspėlta komanda triumfuoja Rolano vaidmenyje, sveikinimai jam. Ir didžiulė pagarba, puikus pasirodymas, graži kova ir visą tai vainikuojantis iš ties solidus rezultatai. Aš tik tai tarp kitko paklausiu Mindaugo Skarbaliaus, ar šie marškinėliai... O, fantastika! Vyrai, palaukit, paklausiu Mindaugo Skarbaliaus, ar šie marškinėliai suteikia nuolaidas Moto Marinės salonuose. Taip, fantastika! Fantastika! Kokia galėtų būti geresnė žinia apdovanojimų proga? Ačiū! Ačiū GP4 veteranams! Važiuojam toliau. Svečiai, pasiruoškit sudrebinti dangų virš šio saulėto Elektrėnų miesto. Mes priartėjome prie Runabout GP4 Ladies klasės. Trečioji vieta. Pasitikime greit, garsiai ir galingai. Gracija Tomaševska. Sidų kepuraitė, kad nepamirštų Gracija, su kokiu vandens motociklu lenktyniauja ir siekia aukštumų. Antrosios vietos laimėtoja Runabout GP4 Ladies klasėje Astra Gurkšnytė, mūsų čempionė. Kopia ant nugalėtojų pakilos, džiaugdamasi savo triumfu ir pelnyta antrąją vietą. Elektrėnų meras įteikia taurę, Mindaugas Skarbalius Sidų kepuraitę. Na, o iš tėčio apkabinimai bučiniai ir pažadai ir toliau išlikti dosniausių sponsoriumi jos ateities sportinių aukštumų siekiant ir keliaujant link. And the first place winner, ladies and gentlemen, let's applause our dear guest from Estonia, Kimeli Lepp! Štai taip, internacionalinis trejetukas. Po gražios, atkaklios, azartiškos kovos Kimeli įrodo, kad šį kartą Elektrėnuose ji čia atkeliavo ne veltui iš startų ir tikrai buvo pasirengusi, nusiteikusi ir padarė viską su kaupu, ką buvo suplanavusi. Sveikinimai mūsų laureatėms. 4. Čia bemaž gausiausios dalyvių gretos, net 8 sportininkai varžėsi tarpusavyje, kovoja, stengiasi, atidavė visą save ir po tos atkaklios kovos 3. vietą pelnė Erikas Butkus. Erikai, metas keisti kepuraitę į naują. Ir nieko nelaukdami, pasitikime ir pasveikinkime. Praėjusių metų pasaulio čempionas, šiandieną Elektrėnuose 2 vietos laimėtojas Karol Puzelevič. Alio! Na ir tokio kiekio tarptautinio rango žvaigždžių šiandieną nugalėtojų pakilos veikiausiai jau nepamatysime, tad dar kartelį gausiomis ovacijomis, audringais plojimais pasitikime Runabout GP4 klasės nugalėtoją, praėjusių metų Europos čempioną Grantą Gurkšnį.
Sveikinimai vaikinai, nuostabiai pasirodėte, fantastiškus vaizdus publikai krante dovanojote ir tikrai atkaklę kovą pademonstravote. Ir taip, dar kartelį atvertėte naują puslapį vandens motociklų sporto istorijos. GP1 veteranų, galingi vandens motociklai ir galingi džentelmenai prie jų vairo. Runabout GP1 Veterans 40 plus category. The third place winner is our guest from Estonia, Valerij Trojevtsev. Sveikinimai Valerijai, congratulations. Gerbiamas merė, aš noriu paklausti, ar vakar girdėjosi Elektrėnuose triukšmo? Girdėjosi. Žinokite, priežastys yra kelios. Viena tai, kad įsileidote mūsų lenktynes. Antra, kad vienas džentelmenas šventė gimtadienį ir jis iš Kauno moka švęsti garsiai. Maža to, jis šiandieną pelno antrąją vietą. Mindaugas Jačiauskas. Štai taip, mūsų laureatai švenčia čia. Mes be abejo renkame pakuotes, jų jau nebeprireiks, marškinėlius naudosime pagal paskirtį. Ir čia, ponios ir ponai, panelės ir panaičiai, plojimai sutikime, Runabout GP1 veteranų nugalėtojas, Daurius Grebliauskas! Garsiai! Sako, Lietuvoje aukštaūgiam su krepšiniu ne kažką, bet vandens motocikluose sekasi akivaizdžiai puikiai. Ir Daurius Grebliauskas yra viso to įrodymas. Sveikinimai jam, puikus pasirodymas ir žinoma visą tai vainikuojantis nuostabus rezultatas. Pirmoji vieta Runabout GP1 veteranų kategorijoje. Šaunuoliai! Akimirka užfiksuota, kuriomis papuošti veidai po tokio smagaus savaitgalio čia Elektrėnuose. Ačiū Jums, mielieji, ir mes nieko nelaukdami keliamės prie Runabout GP2. Runabout GP2 category. And our guest from Poland, Martin Sanda. Sveikinimai trečiosios vietos laureatui, bronziniam prizininkui, metą sutikti ir sidabro laimėtoja. Antroji vieta Runabout GP2 klasėje, Domantas Vaznys. Ir tarp šių dviejų tikrai galingų ir konkurencingų vyrukų metas pačią nugalėtojų pakylos viršūnę atiduoti pirmąją vietą Runabout GP2 klasėje iškovojusiam Karol Puzelevič! Fantastika. Graži kova vyrė GP2 kategorijos važiavimuose. Buvo kuo pasigrožėti, buvo nuo ko ir įsikvėpti. Kaip reikia kovoti dėl tų pergalių, kaip reikia nenuleisti rankų anksčiau laiko, kaip reikia visą atiduoti save. O čia, gerbėmieji, šiek tiek džiaugsmo pulsų, kad tikrai žinotume, jog buvome apdovanojimuose. Taip. Taip. Važiuojam toliau. Ski GP1 klasė. Galingiausiai stovimi vandens motociklai. Trečioji vieta. The fourth place winner in Ski GP1. Our guest from Latvia, Karlis Berziņš.
Na ir dabar pamatysite, kaip braliukai Latviai okupuoja visą nugalėtojų pakilą, visą mūsų Actually, Daniels, I just want to remind that here in Elektrėnai City we have ice hockey arena. If just you would have some time to spend in the city, keep in mind. In the runabout GP1 category, the third place winner is our guest from Poland, Martin Senda. Na, man atrodo, Elektrėnų miestas Lenkijoje nuo šiol bus žinomas pakankamai plačiai ir garsiai. Svečiai tikrai turės ką papasakoti, parsivežę tokią gausybę įspūdžių iš šio puikaus ir pergalingo savaitgalio čia. Metas sutikti ir antrosios vietos laimėtoją, Runabout GP1 klasėje. Ponios ir ponai, panelės ir panaičiai, sesės ir broliai lietuvaičiai, pasitikit, Domantas Vaznys! And here we go, ladies and gentlemen. It's time to meet and to congratulate the first place winner in Runabout GP1. It's Black Shadows team flagman, Andrzej Wisniewski. Štai taip, mėlyjeji, taip atrodo galingiausiųjų laureatų gretos. Andrzej Wisniewski, Domantas Vaznys ir Martin Senda. Trys herojai, trys džentelmenai, kurie taškė negailestingai Elektrėnų marių vandenis ir visą tai užbaigė pergalingai. Ir čia metas dar kartelį garsiai paploti visiems dalyvavusiems, visiems laimėjusiems, kovojusiems, besistengusiems. Metas paploti visiems palaikusiems. Ačiū, mėlyjeji, kad buvote drauge su mumis. Susitiksime Estijoje, galiausiai susitiksime Kupiškyje, bet geriausia žinia, jog mes, manau, neabejotinai turėsime progą ir vėl sugrįžti čia. Pasidarysim šeimos nuotrauką. A jūs čia prizinė? Špok, problema, kur nori mane čia. Ilgas tai čia. Tu sagalis atavara. Prizininkai va visi. A kur tėvukas? Kur tėvukas? Ai va. O, atbėga. Nu visi jau. Kur gintada? Atėjau. Sakė, jie padedantis. Valio! Komanda! Marin, bum! Visi malačiai! Šaunuoliai! Šaunuoliai visi! Visi komandų nariai, bendrai nuotraukai. Visi šaunuoliai. Bendros nuotraukos, o dabar kraut palapinę. Palapinę dabar. Tai šią linksmą gaidą, ko gero, kad galim ir pabaigti šitą čempionišką savaitgalį. Dar negalima atsigrožėti motociklais. Padėkoti visiems šį savaitgalį aktyviai dalyvavusiems, palaikiusiems ir dar tikrai ne kartą, kuriuos pamatysime ant vandens. Tai ačiū visiems
labai bežiūrintiems ir susimatysime kituose laiduose. Iki, bye bye.